Labas, aš Iras. Studijuoju duomenų analizės technologijas ir žinau, kaip apskaičiuoti rytojų. Kas mūsų laukia ateityje? Kaip Google apskaičiuoja optimaliausius maršrutus? Kaip sugauti internetinius sukčius ar gerinti medicininių sistemų efektyvumą? Visi atsakymai į šiuos klausimus slypi statistikoje. Didžiųjų duomenų amžiuje statistika tapo auksiniu įrankiu, kuriuo mes galime įvertinti tai, kas jau įvyko, tai, kas vyksta dabar ir tai, kas gali įvykti ateityje. Studijuodamas čia, Vilnius Tech, susipažinau su pagrindiniais duomenų analizės metodais, išmokau juos taikyti. Įvaldžiau R ir Python programavimo kalbas, be viso to įgijau filosofijos, logikos, teisės žinių. Įspėjame, kad studijų metu gilinamos ir fundamentaliosios matematikos žinios. Tai nesukelia šalutinio poveikio, matematika yra nuostabus mokslas. Galite tuo patikėti arba pasitarti su matematikos mokytoju, korepetitoriumi arba fundamentinių mokslo fakultetų dėstytojais. Praktikos metu sužinojau, ką veikia verslo bei duomenų analitikai, duomenų mokslininkai. O baigę savo studijas galėsiu įsidarbinti duomenų agentūroje, banke, draudimo bendrovėje ar bet kokioje didelėje ar net tarptautinėje įmonėje kaip itin geidžiamas specialistas. Analizuok pasaulį ir jis bus tavo. Dėl to aš tave kviečiu studijuoti duomenų analizės technologijas Vilnius Tech fundamentinių mokslo fakultete. Čia skaičius reiškia daugiau nei 1000 žodžių. Prisijunk prie Vilnius Tech universiteto ir tapk makeriu, ateities kūrėju.